Taigi laba diena visiems. Šiandien turim 75 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie Lenkijos Lietuvos valstybės likvidavimą. Šį kartą pratęsime. Pirmiausiai apie antrą valstybės padalijimą. Taigi 1793 metais Peterburge Rusija ir Prūsija pasirašė antrojo padalijimo sutartį. Prūsija užgrobė vakarines Lenkų žemes, tarp jų Gdanską, Torūnę ir Poznanę, o Rusija dešiniakrantę Ukrainą ir dalį Gudijos, tai yra Kijevo, Braclavo, Podolės, Minsko vaivadijų, rytinę Vilniaus vaivadijos dalį, Bresto žemę ir dalį Voluinės. Austrija antrajame padalijime nedalyvavo, nes tuo metu kariavo su Prancūzija. Po antro padalijimo Lenkijos Lietuvos valstybė neteko kone pusės teritorijos, joje liko apie 4 milijonus gyventojų. Lietuvą užėmė Rusijos kariuomenė, o Lenkijoje valdžią užgrobė konfederatai. Atsidūręs beviltiškoje padėtyje, karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis prisidėjo prie konfederatų ir pradėjo derybas su Rusijos atstovais. Seimas, apsuptas Rusijos kariuomenės, pripažino antrąjį padalijimą ir atkūrė buvusią valstybės santvarką. Abiejų tautų respublika, karpytomis sienomis, atskirta nuo jūrų ir apsupta 3 galingų kaimynų, prarado galimybę savarankiškai vystytis. Apie 1794 metų sukilimą. Nepatenkinti esama padėtimi, gegužės 3 dienos konstitucijos šalininkai sukilo prieš Rusiją. Jie reikalavo išvesti Rusijos kariuomenę, atkurti 1772 metų sienomis valstybę ir pratęsti 4 metų Seimo reformas. 1794 metų kovo mėnesį Lenkijoje prasidėjo sukilimas, kuriam vadovavo Tadas Kosciuška. Balandžio vidury sukilimas persimetė ir į Lietuvą. Vilniuje sukilimą organizavo ir vėliau visos Lietuvos sukilėliams vadovavo Jokūbas Jasinskis. Sukilėliai sudarė vyriausybę, tai yra Lietuvos tautinę aukščiausiąją tarybą. Savarankiška Lietuvos sukilėlių politika Lenkijoje buvo sutikta su nepasitikėjimu. Todėl gegužės pabaigoje Lenkų valdžia panaikino Lietuvos tautinę aukščiausiąją tarybą ir nušalino Jokūbą Jasinskį nuo vado pareigų. Kol sukilėliai aiškinosi vidaus nesutarimus, Rusija pasiuntė sukilimui malšinti gausesnį, geriau apmokytą kariuomenę. Iki rugsėjo pabaigos sukilimas Lietuvoje buvo numalšintas, Lenkijoje sukilėlių kovos pasibaigė lapkričio mėnesį. Apie trečią padalijimą ir Lenkijos Lietuvos valstybės likvidavimą. Po 1794 metų sukilimo Lenkijos Lietuvos valstybės teritoriją okupavo Rusijos, Prūsijos ir Austrijos kariuomenės. Šios valstybės 1795 metais spalio mėnesį Peterburge pasirašė Lenkijos Lietuvos valstybės trečiojo padalijimo aktą. Buvusios valstybės sostinės atiteko Vilnius Rusijai, senoji Lenkijos sostinė Krokuva Austrijai, o Varšuva Prūsijai. Po trečiojo padalijimo Rusijai teko Kuršas,
vakarinės Gudų žemės, Volynė ir Lietuva iki Nemuno. Lietuvos užnemunė atiteko Prūsijai. Kitos Lenkijos žemės teko Prūsijai ir Austrijai. 1797 m. sausio mėnesį buvo pasirašytas Rusijos, Austrijos ir Prūsijos aktas, kuriuo galutinai buvo užbaigtas ir įteisintas Lenkijos Lietuvos valstybės likvidavimas. Klausimai ir užduotys. 1. Trumpai papasakokite apie antrą abiejų tautų respublikos padalijimą. Kada, kodėl jis įvyko, kokios to pasekmės. Pasakokite ar atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 2. Trumpai papasakokite apie 1794 m. sukilimą. Kodėl jis kilo, kaip baigėsi. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 3. Trumpai papasakokite apie trečią padalijimą ir abiejų tautų respublikos likvidavimą. Kokios priežastys lėmė Lenkijos Lietuvos valstybės likvidavimą. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.